Sveiki! Šią vaikščiojimo meditaciją kviečiu atlikti lauke ir su ausinėmis. Taigi prieš išeinant noriu dar jums pasakyti, kuo ši meditacija vaikščiojimo skirsis nuo įprasto vaikščiojimo, kur renkame žingsnius, stengiamės nueiti kuo greičiau atstumą ar kuo ilgesnį atstumą. Tai šita meditacija bus apie kelionę. Ne tiek kiek į išorę, bet kelionę į vidų. Kaip aš jaučiuosi aplinkoje, kaip jaučiasi mano kūnas ir kaip gebu būti dabarties momente, net ir vaikščiojimo metu. Taigi šitą praktiką galima atlikti lauke ir rekomenduojama ją atlikti lauke, bet jeigu nėra didelio noro keliauti į lauką, galit vaikščioti ir namie uždaroj patalpoj, nebūtinai namuose, kad ir kur tai bebūtų. Taigi prieš išeinant į lauką arba prieš pradedant šitą praktiką viduje, kviečiu jūs stabtelėti, užsimerkti ir pajausti visą savo kūną. Padaryti keletą įkvėpimų, iškvėpimų. Įkvėpti per nosį, iškvėpti per burną, su atodūsiu atsidūsti ir paleisti visas įtampas iš kūno, paleisti visas mintis, nusinulinti, grįžti į kūno pojūčių stebėjimą, į kvėpavimo stebėjimą ir į dabarties akimirką. Visos praktikos metu kvėpuosim per nosį, tiek įkvėpimas, tiek iškvėpimas ir stebėsim savo vidinę būseną. Taigi galiu atsimerkti, šitos meditacijos metu būsiu atsimerkęs, keliausiu, vaikščiosiu, judėsiu, bet tuo pat metu būsiu ramus ir su dėmesiu viduje. Taigi galiu po truputį pradėti keliauti, lėtai, žingsnis po žingsnio keliauju į priekį ir stebiu su dėmesiu, vidiniu žvilgsniu savo kūną. Stebiu, kaip jaučiasi kūnas, kaip jaučiasi mano pėdos, kai dedu žingsnį po žingsnio, koją po kojos. Kaip liečiasi žemė su mano pėda, kaip pėda liečiasi su avalynė. Pastebiu, kaip pėdos pirštai, pėda ir kulnas remiasi į žemę. Pastebiu, kaip dedant vieną žingsnį, kūno svorio centras persisveria į šitą koją. Stebiu, kaip dedant kitą žingsnį, kitos pusės kojos žingsnį, kūno svorio centras pereina į ją. Stebiu, kaip jaučiasi mano pėdos. Stebiu, kaip einant, natūraliai, lėtai, žingsnis po žingsnio, jaučiasi mano kojos. Kaip jaučiasi kairė koja, kaip jaučiasi dešinė koja, kai viena po kitos jos dedamos į priekį, kai jos padeda atlikti ėjimo veiksmą. Stebiu, kaip jaučiasi mano kojos. Stebiu, kaip vaikštant, judant jaučiasi mano nugara. Galbūt galiu pastebėti makro judesiukus arba didelius judesius, kuriuos atlieka nugara. Stebiu, kaip jie jaučiasi. Stebiu, kaip vaikštant jaučiasi mano rankos, kokie pojūčiai rankose, kai jos natūraliai siūbuoja į vieną, į kitą pusę. Aukštyn, žemyn, kaip rankos jaučiasi, kai vaikštau.
pastebiu, kaip jaučiasi mano galva, ar vaikštant jie atlieka didesnius ar mažesnius judesius. Pastebiu, kaip jaučiasi galva. Ir pajaučiu visą savo kūną kaip bendrą vientisą visumą ir stebiu, kaip jaučiasi kūnas vaikščiojimo metu. Einu ir stebiu savo kūno pojūčius. Ką, kaip ir kur šią akimirką jaučiu kūne, kai jisai juda, kai vaikštau, ką jaučiu jame. Ir dabar galim sutelkti dėmesį į aplinką. Galbūt galim pastebėti aplinkui mus esančius garsus. Galbūt galiu pastebėti savo pėdų garsą, kai pėda atsiremia į žemę. Galbūt galiu pastebėti ir išgirsti savo kvėpavimą, kaip įkvepiu, kaip iškvepiu. Galbūt galiu girdėti savo širdies dūžius, jeigu tai tyli aplinka, kurioje vaikštau. Ir galbūt galiu ir per ausines išgirsti išorės garsą, aplinkos garsą, kurioje esu, kurioje vaikštau. Galbūt galiu užuosti kažkokius tai kvapus iš tos aplinkos, kurioje šią akimirką esu. Ir galbūt galiu pastebėti daiktus, žmones, gyvūnus aplinkui, ką matau vaikštant. Pastebiu viską be vertinimo. Tai, ką matau, tai, ką girdžiu, tai, ką užuodžiu ir tai, ką jaučiu, pastebiu. Ir stebiu savo judesį žingsnis po žingsnio, kaip neskubant, lėtai judu į priekį, einu, keliauju, stebiu tiek save, tiek išorę. Ir dabar galite patys su savimi be šito vedimo ir padaryti 50 žingsnių. Kviečiu šitos žingsnius atlikti lėčiau, neįprastai, išlaikant dėmesį tiek viduje, tiek išorėje. Stebėti, kaip jaučiasi kūnas, stebėti kvėpavimą ir stebėti aplinką, kurioje esu, kurioje keliauju ir kurioje veikiu. Taigi po 50 žingsnių vėl paleiskite šitą įrašą. Sugrįžus vėl galiu įkvėpti, iškvėpti, nusišypsoti ir pastebėti, kaip jaučiasi kūnas. Kai susiliejau su savo vidumi, kai susiliejau su išore, kaip jausmas. Koks jausmas? Kaip jaučiuosi pabuvęs dabarties akimirkoj, pastebėjęs per judesį tai, kas vyksta manyje, galbūt pastebėjęs naujai savo aplinką, pastebiu, kaip jaučiausi praktikos metu ir kaip jaučiuosi dabar. Nusišypsau, įkvepiu, iškvepiu ir padėkoju mintyse sau už šitą patirtį, už šitą praktiką. Ir galiu prisiminti šitą vaikščiojimo meditaciją, šitą įrankį, kai tik reikės atsipalaidavimo, energijos persikrovimo
ir šviežio oro, jeigu šita praktika buvo atliekama lauke. Tai ačiū Jum, kad buvote su savimi. Ačiū Jum, kad pasiėmėte šitą įrankį.